Sveiki, sveiki visi. Na ir kągi, vėl Swapboxo video. Šis mano yra trečiasis Swapboxas su mergaitė iš Lietuvos. Na ir kągi, ilgai nelaukiame ir žiūrime, kas viduje. Tačiau noriu pasakyti, kad aš Swapboxą gavau vakar. Vakar buvo penktadienis. Aš vakar jį gavau jau, kaip sakant, ryte. Ir, vienu žodžiu, mergaitė, kurią prižiūri, Melanie, pamatė, vienu žodžiu, tą Swapboxą, visą sako, ką tu čia gavai, nes mes su ja nuėjom į paštą ir jinai, vienu žodžiu, parodyk, labai norėjo pažiūrėti, kokios ten dovanos, viską. Na ir nusprendžiau aš pradaryti ir pažiūrėti, kasgi yra viduje. Na ir tačiau aš viską jau atidariau, pažiūrėjau, tačiau ten, kur yra įpakuotos visos dovanėlės, aš tų netidariau. Todėl tai bus mano kaip ir pirmas įspūdis, kaip ir ne pirmas. Pirmas įspūdis bus, kaip aš atidarysiu, nes aš tikrai nežinau, kas tenais, kaip atrodo, kokios ten priemonės yra viduje. Taigi bus labai įdomu pasižiūrėti, o va taip pat esu jau pradariusi. Na kągi, kaip matome, gavau tokiame rudame popieryje. Dabar bandau išimti. Tiesa, mes keitėmės už 20 eurų. Taigi, išpakavus iš to rudo popieriaus, gavau tokią dėžutę, apklijuotą, tokia kvadratinė dėžutė, apklijuota spalvotų popieriumi. Na kągi, bandome. Čia buvo viskas, kaip sakant, užklijuota, aš jau atidariau vakar, kaip sakiau, todėl labai lengvai atidarau. Taigi, kaip atidariau, iškart matėsi atvirutė, tokia atvirutė padaryta. Na, ir iš karto pažiūrime. Tai čia keičiausi su tokia jauna mergaitė, nežinau, iš tikrųjų net nepaklausiu, kiek jai metų, bet tikrai jauna mergaitė, jinai dar į mokyklą. Taigi, atvirutė jinai man nupiešė, parašė, čia užklijavo, vienu žodžiu. Na, taip. Na, šiaip nieko asmeniško neparašė, jinai dėkoja už šį Swapboxą, kad tikisi, kad jos dovanėlės man patiks. Čia dar drugelis yra nupieštas, fainas, labai ačiū, iš tikrųjų, aš labai vertinu, kur yra piešta, kur savo, ta prasme, širdį žmogus įdeda savo, ta prasme, kad rankų darbą, kaip įdeda kažką, parašo, priklijuoja, čia matau priklijuotą atvirutę ir čia parašyta, bet čia tai prilipė, nežinau, kaip čia reikės skaityti, aš čia vakar bandžiau plėšti, bet aš tai perskaičiau, kaip prieš šviesą žiūriu ir viskas matosi. Nes, kaip matote, yra atvirutė ir jinai tos atvirutės yra parašiusi, bet jinai yra priklijavusi. Ir kaip aš čia, vienu žodžiu, taip pat turiu skaityti prieš šviesą. Na, taigi, tokia atvirutė, Na ką, judame toliau ir toliau matau, kad yra lūpų dažas. Ta prasme, dar čia yra toks mėlynas, tokia atmėlyna, tiesiog toks mėlynas popierys. O kam jis čia skirtas, aš nežinau, jis tiesiog taip, tik tai uždengia viską ir viskas. Na, tai ką, matau lūpų dažą, tai ir judame prie lūpų dažo, aptarkime jį. Čia yra lūpų dažas iš Avon. Dažio pavadinimas yra Reviving Raspberry. Štai taip kažkaip atrodo. Pats lūpų dažas, aš jau jį taip šiek tiek pažiūrėjau vakar, jisai kvapo neturi absoliučiai jokio kvapo, jokio. Bet iš tikrųjų tepa gan neblogai, man tai patinka. Taip, nežinau, kaip jūs čia matysite, taip. Iš tikrųjų atrodo, kad labai ryškus, bet pigmento tiek nėra labai daug. Aš čia jau daug kartų patryniau iš tikrųjų ir nėra taip, palyginkit, kokia čia spalva ir kokia čia. Ta prasme, nėra grinai tokia, kad teptų labai pigmentuotai. Na, bet man patinka spalva iš tikrųjų. Man labai ryškus lūpų dažai ir nepatinka. Aš nevaikštau raudonai užsitepus visą laiką. O šis spalva, man atrodo, kaip tik man tiks. Tiks, man atrodo, labai ta spalva man turėtų tikti. Taigi, ačiū šį lūpų dažą. Taigi, žiūrime toliau. Taigi, dabar kaip čia Lietuva žaidžia krepšinį, vienu žodžiu viską, tai buvau gavus 2 tokius ilgus balionus, 2 pakeliai buvo tų tokių balionų pailgų, čia prisipučia kažkaip jam, vienu žodžiu, mes vakar priputėm, jau vieną pakelį atidaviau mergaitėje, ten tam berniukui Andriui,
Vien žodžiu, jau vaikai pasiėmė jų tuos 2. O šį čia vat duosiu vieną sūnui ir vieną savo pasiliksiu, vat, nes čia dar irgi 2 yra. Taigi labai ačiū tau, Rugilė, už Lietuvą. Tai va. Na ką, toliau. Tiesiog dabar va čia kaip atrodo parodau, va tiesiog trauksiu. Čia yra tiesiog kaip popieriuką suvinioti. Tiesa, dar buvo saldainiai bompari. Po tiesiog suvalgėme va tokius va čiulpinukus. Sūnui daviau, pati valgiau, tai va. Na ką, ačiū už saldainius. Nieka nepamirščiau padėkoti. Ir dabar traukiu vieną dalyką, kuris nėra įpakuotas. Ir kaip nuostabus iš tikrųjų dalykas, tokie natūralus rankų darbo muilas. Iš tikrųjų 2 muilai. Vienas toks mėlynas, o kitas tokia širdelė balta ir taip surišta. Iš tikrųjų aš jį atrišiu, pažiūrėsim, kas čia per muilas. Taip kvepia, taip toks natūralus kvapas, iš tikrųjų taip nieko ypatingo, galiu pasakyti. Kvepia kaip muilas. Toks, kaip muilas kvepia ir viskas, va taip. Bet faina bus rankas plauti iš tikrųjų, taip. Man patiks. Pasidėsiu, o kas čia širdelė tokia. Širdelė man skaniau kvepia iš tikrųjų. Širdelė tokia, citrina tokia biški duoda. Šiek tiek į citriną užneša širdelę, tai va. Na ką, ir dar čia liko ant maišelio galo tokie sudžiovinti kažkokią žolelę sudžiovintos. Tai va, labai ačiū už muilą, labai fainas iš tikrųjų, už 2 muilus tai yra. Pasidedu, na ką, ir traukiu toliau. O toliau rudenį prireikia parašyta. Žiūrime, ko mums prireikia. Bus lūpų balzamas nejaugi. Taip, lūpų balzamas. Aš lūpų balzamų turiu jau labai daug ir man, tiesą pasakius, jų nereikia. Tai net nežinau, aš jo tikriausiai ir nenaudosiu, nežinau, gal kažkam padovanosiu. Nes nors čia pavadinimas Biuk, Lip Care Strawberry su riešutų almond aliejumi ir vitaminas C, braškinio skonio. Braškinis rašo, kad minkština, drėkina ir sublizgina natūraliai lūpas. Na, kaip sakiau, tai aš turiu savo mėgiamus kitus lūpų priežiūros balzamus, iš Vichy, iš dar ten kitų, ir man to užtenka. Kiek aš turiu ir man jau čia iš Nivėjos gavau, dabar dar šitą gavau, dabar dar iš vieną iš Nivėjos, žodžiu, kiekviename Swapboxe aš gavau po lūpų balzamą. Ir, na nežinau, jeigu kas jau ateityje dėsite Swapboxe, tai jau nedėkite man lūpų balzamų, nes man tikrai nereikia. Bet ačiū ir aš tikrai kažkur panaudosiu, o jeigu ką, aš jį rasiu kam padovanoti. Tai va, ačiū už tai ir žiūrime, kas čia bus. Rankom. Rankų kremas tikriausiai, tai jau man logika sako, kad čia bus rankų kremas. Su provitaminu B5 matau kažkas. Provitaminu. Taip. Lietuviškas glicerinis rankų kremas. Taip, čia kainytė buvo, žiūriu, bandau nuplėšti gerai, tai vis tiek taip. Citrininis. Glicerininis rankų kremas su citrinų aliejumi. Minkština, šviesina, stiprina nagus su provitaminu B5. Na, fainas iš tikrųjų gal. Toj pabandysiu, išbandysiu. Net nežinau, toj pabandysim, ant rankutės užtepsim. Pažiūrėsiu. Ant tos rankos nenoriu tepti, čia jau lūpų dažų pritepus esu. Toj pažiūrėsim. Kvepia švelniai iš tikrųjų. Rankų kremai man patinka, aš tikrai neturiu per daug rankų kremo, aš galiu turėti kad ir 10, man kažkaip atrodo ir jie reikalingi, tai vieną rankinuką įsimeti, tai kitą. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti apie šį kremą, iš pirmo, kad dabar panaudojimo, pabandymo, 10 balų. Kvapas labai švelnus, citrinų nėra toks, kaip trenktų ten citrusais. Labai švelnus citrininis kvapas, labai greitai įsigėrė, sušvelnina iškart rankas, super.
Man labai patiko. Patinka tai yra. Ir čia firma Raskila. Iš tikrųjų net nustebino mane. Ir čia rastas su previtaminu B5 gerai įsigeria į odą, suteikdamas jai glotnumo ir švelnumo. Ir tikrai visa tai tiesa. Iš karto aš jaučiu tikrai tą glotnumą ir švelnumą jaučiu. Ir citrinų aliejus apsaugo odą nuo išsausėjimo, šerpetojimo, stiprina nagus, šviesina pigmentinės dėmes. Wow, super. Glicerinas ir pantenolis intensyviai drėkina, minkština epidermį ir saugo nuo elastingumo prarandimo. Na, super. Ačiū Rugilė tikrai labai už šį kremuką. Tai, nežinau, labai nustebino ir lygtais bus mano mėgstamiausias galbūt, nežinau. Dabar pabandysiu jį panaudoti kiekvieną dieną. Ir žiūrėsiu, kaip rankytės mano jausis. Net smagu liesti ir dabar tą ranką tik tai noriu glostyti, nes taip švelnu kažkaip faina. Na kągi, užtenka čia glostytis ir reikia raudonėms skruostams kažko man reikėtų. Žiūrim, kas čia bus mano raudoniems skruostams. Bus blushas turbūt kažkoks. Blushi iš Catrice. Blushi iš Catrice, tai yra, nelabai čia matyti, nes čia kažkas nuplėšta yra, nelabai matau, ką ten rašo, bet kreminės konsistencijos, man atrodo. Aha, kreminės konsistencijos. Tačiau atrodo kaip, kad būtų panaudotas ar kažką. Nežinau, ar jūs matote, aš jo nenaudoju, jūs matėte, aš ką tik išplėšiau iš tikrųjų. Ir nežinau, atrodo, kad būtų jau kažkas su pirštu čia taip patepęs. Nežinau, ar jūs matote pirštus? Na, kai su pirštu tepi, jau kažkas tepėsi. Na, šiaip, nežinau. Va, tiesiog jums parodau. Dabar pati bandau. Pirmą kartą aš čia dabar bandau. Šiaip tai man patinka jisai tas ružavumas toksai. Labai fainas ružavumas, iš tikrųjų nėra per daug rožinis, nei ką. Tiesiog jums parodau. Labai švelniai išsitepa. Super. Man jisai patinka, tik tais man, nelabai patinka, kad jis buvo jau panaudotas kažkaip tais. Na, nežinau, šiaip į Svaboksus mes, nededam panaudotų produktų, bet aš iš tikrųjų suprantu, kad jaunai mergaitė galbūt 20 eurų buvo, nesimėto, ta prasme, galbūt brangoka ir jinai galbūt sudėjo, ką turėjo, ar kažkas tokio. Nes iš tikrųjų, kaip aš ir pastebėjau, kad, nežinau, galbūt Rugilė žiūrės ir aš iš tikrųjų nenoriu nieko įžeisti ir aš esu patenkinta, man viskas labai gerai, bet tiesiog aš esu atvira ir noriu šnekėti tą, ką aš iš tikrųjų galvoju ir kaip viską matau. Kad iš tikrųjų, ir lūpų dažas yra, čia atrodo taip, toksai jau susilamdęs tas, oh my god, ta lietuvių kalba, popieriukas tas, klipdukas susilamdęs ir iš tikrųjų prieš tas lūpų dažas, aš net nenorėjau sakyti, jis buvo irgi panaudotas toks, kažkas jau buvo tepęsi lūpas. Gal tiesiog toks sutapimas, gal ką, bet šitas tai tikrai kažkas jau buvo su pirštu ėjęs. Kągi. Kągi, blushas, nežinau, naudosiu šitą blushą, tai kas, kad čia buvo su savo pirštu padarysiu ir gal viskas bus gerai. Nes man iš tikrųjų patinka tas raudonis, tas ružavumas, man patinka. Arba aš jį atiduosiu savo krikšto dukrytei. Galbūt jai patiks. Taigi, Julytė, pasakyk, ar tau patinka kas ir bus tavo, jeigu norėsi. Taigi, manau, kad jų Rugilė nesupyks. Labai. Taigi, toliau žiūrime, kas čia yra. Čia nieko neužrašyta. Vau. Kas čia bus dabar? Auskariukai. Kokie mažiukai auskariukai. Labai mažiukų tokių šiaip nelabai nešioju. Tokie mažyčiai. Balti tokie mažyčiai. Iš tikrųjų gal žiemą. Iš tikrųjų, žinot, kur juos galėčiau panaudoti. Jeigu žiemą apsirengsiu snieguolę kokią, tai galėsiu užsidėti šitus auskariukus. Tiks.
Tada man jie tiks. Na ką, toliau iš Essence lūpų pieštukas. Lūpų pieštukas. Na, šis pieštukas tikrai jau naujas, geras toksai visai. Naudosiu, man patinka, visai spalvytė fainutė. Čia tas lipdukas štaip yra, čia gale. Na, visai fainutis toksai pieštukas, o čia numeriukas jo. Na, 07 Cute Pink. Tai va, 07 Cute Pink. Toliau. Iš Mary Kay. Wow, o čia tai man patinka. Iš Mary Kay įdėjo foundation, kaip sakant, tos kreminės pudros, va, mėginukai 4. Ačiū, nesu bandžius, labai bus įdomu išbandyti, wow. Netgi rytoj išbandysiu iš karto, aš ne šiandien pasidariu, šiandien nebandysiu, bet rytoj iš ryto iš karto išbandysiu. Ir kas čia dar iš Mary Kay? Taip, kremas Age Fighting Moisturizer, kremukas tiesiog veidui nuo senėjimo ir valiklis 3 viename. Tai čia panašus turbūt kokie aš turiu čia šitie. Taip, čia Suitable for Sensitive Skin, Normal to Combination, ta prasme Combination to Oily Skin. Na, čia mano odos tipų, nes mano oda yra mišri, čia kaip tik mišriai odai. Tai, man atrodo, čia tokie patys prausikliai, taip kaip kad aš turiu, tik mėginuko formos. Na, super. Labai ačiū iš tikrųjų, nes man Mary Kay patinka, tai labai bus įdomu, ypač tą išbandyti. Vėl pamiršau. Kreminė pudra. Na kągi. O čia iš Garnier, kas čia yra iš Garnier? Maskė, tai yra kaukė būtų. Taip, dažytų plaukų priežiūros priemonė su 3 mentinamaisiais aliejais. Na tai čia bus kaukė plaukams, dažytiems plaukams. Na, man tikrai pravers. Niekada, ta prasme, nebus per daug plaukų kaukių. Na kągi, toliau matau neįpakuotas dalykiukas, tai yra nagų lakas. Violetinės spalvos iš Golden Rose su natūraliais, ne, su proteinais. Nes natūraliais, bet su proteinais. Tai va. Toks nagų lakas tiesiog, va. Nežinau, ar čia jį atidaryti, ką čia, bet čia nieko nepamatysi, tiesiog va, paprastas nagų lakas. Violetinis 227 numeriukas, tiesiog Golden Rose, kaip matot. Na kągi, toliau. Čia bandau atspėti, kas čia bus. Čia bus eyeshadows. Šešėliai akių. Aš taip spėju. Taip, ir atspėjau. Iš Essence akių šešėliai. Na, fainai, man patinka tas dizainas. Iš tikrųjų tokie rudi. Mano akis rudos. Iš tikrųjų tinka man viskas, kas ruda. Nors nebūtinai rudakiams, visiems tinka tokie rudi maždaug atspalviai. Bet tuoj pabandysim, pažiūrėsim, kaip čia tepa. Wow, faina visai. Nors aš rudų turiu visą paletę, bet ir visai pigmentą nemažai duoda, jau 2 kartus patepiu ir visai taip gerai, na. Sublizgėsiu tokie. Kvapą atrodo jokio, na, nežinau. Fainučiai tokie visai. Na. Essence Eyeshadow, o čia numeriukas ar turi jie, taip, Metropolitan, 06 Metropolitan Sparkling Effect. Tai va. Ačiū. Toliau. O, nežinau, kas čia. Net nežinau. Gal tušas koks nors, arba lūpų blizgis? Tep, lūpų blizgis. Va. Tokia spalva į oranžinumą neša iš tikrųjų. Irgi čia taip. No Limits Color. Bright Crystal Lip Gloss. Toksai. Labai oranžinė spalva neša iš tikrųjų. Kvapas toksai. Nežinau, toks kaip mėtos saldainiai. Kramtoma guma. Mėti, kaip sakant, nežinau. Kaip vaisinė kramtoma guma. Su čiut mėtos. Tai va, net nežinau, kur čia dabar parodyti jums tą spalvytę. Spalvytė būtų va tokia.
Na, visai nieko gal. Nu. Bus matyt, kaip išmėginsiu ant savo lūpyčių, tai bus aišku. Tai va. Kaip čia aš jums rodau, No Limits Crystal. Jeigu kam įdomu, na ką, toliau dar yra tų priemonių. Žiūrim toliau. Iš tikrųjų nemažai čia pridėjo mergaitė, Rugilė. Gražiems plaukams. Jau man įdėjo plaukams, dabar dar plaukams. Vau, čia bus kažkokia kaukė. Banka, va čia man patinka, va, maskė Уход для волос. Momentalnaja. Atsiprašau savo skaitimą tokį, tai Sekret Sibirskoj Travnici. Banka Agafiui. Čia lietuviškai viskas yra parašyta. Taip, akimirksniu veikianti kaukė plaukų priežiūrai, natūralūs ingredientai 100%. Va čia tai dalykas, o čia tai dalykas, Rugilė, super. Naudosiu, wow. Ir čia turbūt ne vienam gal kartui užteks, nes va yra ir kamštelis, va biški panaudoju, mano plaukučiai trumpi, ploni, tai man čia 3, gal net 5 kartams užteks šito dalyko. Faina. O čia tai džiaugiuosi, čia fainas dalykas, eisiu iškart pasidėsiu į vonios kambarį. Vat man patinka šitas. Labai noriu plaukam kažko, kad atsiauginti, o čia bus įdomu paskui paskaityti, ką daro plaukam, kuom padeda. Taigi labai be galo ačiū už šią plaukų kaukę. Taigi, šaltiem rudenio vakarams. Kas čia bus? Spėju arbata. Arbata. Atspėjau. Kol kas nieko tokio neužuodžiu, taip natūrali, taip, 100% natural rašo. Natūrali, taip, čia tokia, tropical fruit, čia tokia irgi vaisinė. Čia toliau, vau, vyšninė, aš vyšnės mėgstu, tai, gersi. Toliau žolinėlis juodoji arbata. Aš kažkaip neįdėjau nei vienai merginai arbatų. Nežinau kodėl iš tikrųjų, nors turiu tų arbatų įvairiausių, nors viskas, aš irgi jau kitą kartą aš ir dėsiu arbatų į Swapboxą. Čia kaip fainai, apkabinimas, kvapni švelni žolelių arbata, pagaminta Lietuvoje, geros gamybos, natūralus produktas, va čia tai faina, man lietuviška, va taip va, apkabinimas, o čia sparnai, tokie pavadinimai, tai vau, tiesiog, faina, tikrai faina. Na ką, uždedu toliau gumelę, kad neišsimėtytų ir paskui nešiu padėti į virtuvę. Na ką, žiūrime toliau, tokį vieną iš didžiausių likusių priemonių, tai kūnui. Na ką, bandau atspėti, kad čia bus kūno losijonas arba kūno sviestas. Ne, į tokį pakelį tai bus kūno losijonas, kremas. Wow, Avon Natural Body Care. Indulging Chocolate Body Scrub. Aš taip norėjau body scrubą, neįsivaizduojat. Wow, ir šokoladinis body scrubas. Ačiū. Tai va, mano toks mėgstamiausi kažkaip dalykai, va. Šitas, va, tokie, wow, super. Šitas man labai patinka, šokoladinis body scrubas. Kaip čia dabar atsuk, norėčiau taip pauostyti labiau. Bet aš dabar čia, kad štošant dabar čia body scrubą, tai negali neįsitrinti, dabar čia reikia duše viską daryti. Pasakysiu jums atsiliepimus apie šį Avono body scrubą. Super. Indulging Chocolate Body Scrub, šokoladinis, wow. Noriu šiek tiek paskaityti, ką čia rašo apie jį. Taip, kūno šveitiklis su šokoladu. Mėgaukitės saldžiai kvepiančių šokoladu. Švarina ir gerina odos būklę. Masažuoti kūno odą, švariai nuplaukite, naudokite 3 kartus per savaitę, 2-3 kartus, ta prasme, kad nepatektų į akis ir taip toliau. Na, super. Aš vėl su savo super. Tai va, nežinau, labai džiaugiuosi irgi, nešiu į vonios kambarį. Faina, labai džiaugiuosi, tikrai be galo džiaugiuosi šitą priemonę. Na ką, toliau einame, vėl sugrįžtame prie mažos priemonės kažkokios, kas čia bus. Pavargau pakuoti jau aš čia. Pakuoju ir galo nėra. Turiu tokį. Čia mano antroji, tokia pati nauja, vat.
iš Essence, čia aš turiu Lash and Brow Gel Mascara, toksai gelis. Bet aš vieną kartą jį turėjau ir aš jo nenaudojau. Aš jį atidaviau, gal kažkam atidaviau, man atrodo, gal krikšto dukrai atidaviau ar kažkam, žodžiu, aš jo nenorėjau, neturėjau jo kur dėti, man jis nereikalingas buvo. Bet dabar per internetą žiūrėjau, ar koks ten kanalas, ar Made by Me, ar kažkas tokio. Na, žodžiu, viena lietuvė mergina šią priemonę naudoja, žinot kam? Kai plaukai atauginėja, tiems ataugusiems plaukams suglostyti. Tai aš paėmiau, prieš porą savaičių, kaip tik nuvažiavau į Limeriką, į kitą miestą, nes ten yra Essence daug priemonių. Tai aš paėmiau ir nusipirkau vėl iš Essence ir galvoju, kada išsiplaunu galvą, ten man plaukai šiaušiasi ar ką, aš paėmiau, taip suglostau ir man gražiai susiglosto jie. Tai tam aš jį naudoju dabar. O dabar turėsiu 2, na ką. Ir aš Rugilei dar sakiau, kad nebūtinai man pirkti iš Essence dalykų, nes aš juos čia galiu nusipirkti. Man daugiau šiaip norėjosi lietuviškų produktų iš Lietuvos, kad jinai dėtų, bet jinai labai žiūriu kažkaip daug įdėjų iš Essence ir tos akių šešėlius ir tą blushą, kaip sakant, na, ir šitą, na, bet nieko tokio, ką sunaudosim, jugi, arba kam padovanosiu. Na kągi, tai tikriausiai paskutinė priemonė man čia liko ir mėginukas. Taip, dabar žiūriu, kad nieko nepalikčiau. Taigi, 2 mėginukai. Vienas yra iš Amikens ir kažkoks Butylingol, kažkoks kremukas. Čia koks čia? Dieninis naktinis kremas, Laser Lift, žodžiu, pakelintis kremas. Ir čia mėginukas plaukams, kaip suprantu, iš L'Oreal plaukams. Čia vokiškai rašo, tai aš nesuprantu, aš vis tai bandau perskaityti. Iš tikrųjų, aš net nesuprantu, ar čia šampūnas ar kas, nes čia vokiškai rašo. Taigi, na, net nežinau, kas čia yra. Na ką, paskutinė priemonė, bandau spėti iš... Ką čia, man visados prireikia. Jinai parašys, man visados prireikia. Na, man atrodo, užrašų knygutė bus. Na taip, atspėjau, čia užrašų knygutė. Vau, bet kokia fainutė. Žiūrėkite, kaip aš tą. Folk. Taip, čia gėlytės tokios mielas. Fainutė tokia, nors knygučio aš irgi nemažai turiu, bet dar vieną galėsiu turėti. Matematikos tokiais langeliais. Paprastutė mažytė knygytė. Na ką. Na kągi, tai ir visos priemonės. Šios boksą man labiausiai patiko. Maskė, plaukų maskė. Kaukė tai yra. Toliau. Labai patiko rankų kremas. Ačiū. Ir iš Avono šis kūno šveitiklis. Taip pat šitie dar man labai dalykai patiko. Aš, kaip žinote, nagų lakus dievinu, man jie patinka, aš jų turiu daug, bet niekada man jų yra mažai visada. Nežinau, bus įdomu šitai labai išbandyti iš tikrųjų. Ir Avon man spalvytė šio lūpų dažo labai patinka, tokia faina labai spalva. Tai bus labai įdomu išbandyti ją. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų dėl šio. Ir kągi, dar taip pat labai bus įdomu išbandyti šios mėginukus ir ačiū už rankų darbo atvirutę. Taigi, Rugilytė, ačiū tau, buvo labai malonu su tavim daryti Swapboxą, o visos kitos merginos, nežinau, dabar ką dar noriu pakalbėti, kad daug man siūlo daryti Swapboxų iš tikrųjų, iš esmės negaliu daryti aš jų kiekvieną savaitę, jau taip grinai. Na, nežinau, dabar jau pirmadienį turiu išsiųsti Swapboxą, tai nežinau, bet aš šiaip parašykite man, kas norite daryti Swapboxą ir aš iš tikrųjų anksčiau ar vėliau mes galime padaryti su visom norinčiam, ta prasme. Na, tai ką, ir tiek. Tiek šiam kartui ir susitiksime sekančiose video. Iki.